Sveiki, aštuntokai. Dar kartelį noriu su jumis kartu prisiminti tai, kaip spręsti lygtis. Tai pradėsime nuo lygčių ax plus b kart cx plus d ir turime lygtį x plus 1 ketvirtoji kart x minus 3 penktosios. Tai kiekvienos skliaustelius prisilyginam nuliui. Tai x plus 1 ketvirtoji lygu nuliui ir x minus 3 penktosios irgi lygu nuliui. Tai žinome, kad mums reikia pasilikti tik kairėje pusėje esantį x, vienintelį x, nei 2x, nei x kvadratu, tiesiog x. Tai ką mums reikia pasidaryti, tai keliamės 1/4 į kitą pusę ir minus 3 penktasis į kitą pusę. Tai kai mes keliame savo narį į kitą pusę, jo ženklas pasikeičia, tai reiškia 1/4 pavirsta į minus 1/4, o minus 3 penktosios pavirsta į 3 penktasis. Čia ir yra mūsų du atsakymai. Taip, atsakymų aš nerašysiu, bet jūs galėtumėte užsirašyti. Toliau turime x plus 1 antroji kart x plus 1 sveikas 2 penktosios. Vėlgi, prisilyginam kiekvienos skliaustelius nuliui. X plus 1 antroji lygu nuliui ir x plus 1 sveikas 2 penktosios lygu nuliui. Tai vėlgi, keliam vieną antrąją į kitą pusę ir keliam vieną sveiką 2 penktasias į kitą pusę. Tai perkelus vieną antrąją į kitą pusę pasikeis ženklas ir gausime minus 1 antrąją ir perkelus vieną sveiką 2 penktasias į kitą pusę gausime minus 1 sveikas 2 penktosios. Pereikime prie trečiosios lygties. Tai dabar matote, kad skliaustelių nebeliko, liko tik vienintelis narys x. Tai mes arba galime įsivaizduoti, kad x tiesiog yra kaip atskiri skliausteliai, arba galime tiesiog įsivaizduoti, kad x yra sudėtas su nuliu. Visiškai nepakeis jūsų lygties reikšmės, jeigu jūs užsirašysite būtent taip, bet tiesiog galime žinoti ir be šitų dviejų lygčių, nuo pavyzdžių, kad mūsų x paprasčiausiai bus lygus nuliui. Ir x plus 8 taip pat bus lygu nuliui, kas reiškia, kad kelsimės 8 į kitą pusę ir x gausis lygus minus 8. Toliau, vėlgi turime skliaustelius, tačiau dabar turime prie x koeficientą 3. Tai vėlgi, prisilyginam kiekvieną skliaustelių pusę nuliui. Ir pirmiausia pradėkime nuo nario, kuris neturi šalia savęs x, tai yra laisvasis narys. Ką mes darysime? Kelsime jį į kitą pusę. Tai 3x lygu 1. Ir dabar turime prie x 3, tai mes atimdami niekaip nepasinaikinsim, pridėdami irgi nepasinaikinsim. Vienintelis būdas yra mums padalinti iš 3. Tai tą ir padarome, padalinam savo lygtį iš 3 ir paprasčiausiai x gaunasi 1/3. Taip pačiai ir čia persikeliam dvejetą į kitą pusę ir gaunam minus 2. Toliau, galbūt šiek tiek gali sukelti klausimų minusas esantis prieš x, tai tiesiog noriu pranešti, kad nesvarbu, ar bus priskliausus x ar minus x, x vis tiek bus lygus nuliui. Nes mes galim užsirašyti, kad minus x yra lygus nuliui, čia tik nulį nukirpau, atsiprašau. Taip, ir mes, jeigu padalinsim iš minus vieneto, tai bus tiesiog x lygu nuliui. Bet kokį skaičių padalinus iš nulio, mes visada gausim nulį. Tiksliau, nulį padalinus iš bet kokio skaičiaus mes gausim 0, o joks skaičius nesidalyja iš 0. Ir tada užsirašom x minus 13 lygu 0 ir keliam į kitą pusę ir gausim x lygu 13. Toliau keliaukime. Vėlgi turim koeficientą prie x, tai minus 1/3 kart x lygu 0 ir x plus 4 lygu 0. Dabar ką mums reikia padaryti, kad pasinaikinti minus 1/3, padalinti viską iš 1/3 ir gausime tiesiog x, o 0 padalinus iš minus 1/3 vėlgi gausim 0.
Toliau keliam 4 į kitą pusę ir x gausis minus 4. Toliau turime šiek tiek sudėtingesnę lygtį su trupmenomis. Taigi, vėlgi persirašom savo abudu skliaustelius, prisilyginam 0. Ir dabar pradėkime spręsti. Taip, tai persikeliam savo 1/7 į kitą pusę. Tai reiškia, kad mums pasinaikinti minus 1/7, mums reikia pridėti 1/7 ir gaunam, kad y bus lygu 1/7. Toliau, kaip ir sakiau, persikeliam laisvą narį pirmiausia. Taip, tai gausim 1/6 y bus lygu 5/6. Ir dabar mums reikia naikintis 1/6 esančią šalia y. Ką mes darysime? Vėlgi dalinsime iš 1/6 arba paprasčiausiai dauginsim iš 6. Tai dabar padauginus 1/6 iš 6, šešetai susiprasina ir lieka vienetas. Tai reiškia lieka y. Ir šitoj pusėje mes gaunam 5/6 kart 6. Mūsų 5/6 lieka taip, o 6 verčiasi į trupmeną ir galime užsirašyti ant bendro brūkšnio, suprastinam šešetus ir paprasčiausiai gaunam 5. Taip, ir turim dar vieną lygtį. Vėl prisilyginam kiekvienos skliaustus prisilyginkime 0. Ir vėlgi. Pirmiausia, pradėkime nuo laisvojo nario, kuris neturi šalia savęs jokio kintamojo. Taip, tai 1/5 keliam į kitą pusę. Iš minus 1/5 gausis 1/5 ir padalinam iš 1/15 arba paprasčiausiai padauginam iš 15. Gausime šitoje pusėje y, o šioje pusėje 1/5 kart 15 pirmųjų, susiprasins 15 su 5 ir gausim 3. Toliau pereikime prie šitos. Vėlgi, dabar turim, kad prie y yra koeficientas 1/3, o laisvas narys yra minus 7/12. Tai laisvą narį keliam į kitą pusę, gaunam šioje pusėje 7/12 ir dalinam iš 1/3 arba dauginam iš 3. Y gaunasi 7/12 kart 3/1, susirašom ant bendro brūkšnio, suprastinam, ką galime prastinti ir gaunam 7 sveikus ketvirtąsias, pasiverčiam į mišrų skaičių, bus 1 sveikas 3/4. Taip, ir su šiomis lygtimis baigėme savo veiksmus. Toliau pereikime prie lygčių x² plus ax lygu 0. Tai dabar turim x² minus 1/2 x lygu 0. Ką mes darysime? Išsikelsime bendrą narį prieš skliaustus. Mūsų bendras narys šiuo atveju yra x, tai keliamės x. Dabar mums reikia padauginti x iš kažko, kad gautumėm x² ir tai bus x. Ir dabar reikia gauti 1/2 x, kažką padauginus iš x, tai 1/2. Ir prisilyginam 0. Tai x bus lygus 0 ir x minus 1/2 bus lygu 0. 1/2 keliauja į kitą pusę ir x bus lygu 1/2. Taip, toliau turime štai tokią lygtį. Ir dabar, ką mums reikės padaryti, tiesiog persikelti viską į vieną pusę. Tai x² keliam 8/9 į kitą pusę minus 8/9 x lygu 0. Dabar vėl keliamės bendrą narį prieš skliaustus, tai bus x,
skliausteliuose lieka x minus 8/9 ir prisilyginam 0. Vėlgi, x bus lygus 0 ir x minus 8/9 bus lygu 0. Minus 8/9 keliam į kitą pusę ir x bus lygus 8/9. Toliau matome, kad mūsų visa lygtis dalinasi iš 8. Tai pirmiausia, ką galime padaryti, yra padalinti iš 8. Išspręsti dviem būdais galėsim, gerai? Padalinam iš minus 8, gerai? Padalinam iš minus 8. Tai gausime prie x kvadrato 1. Čia gausime minus 8x ir lygu 0. Išsikeliam x prie skliaustus. Skliausteliuose lieka x minus 8 lygu 0. X prisilyginam 0 ir x minus 8 prisilyginam 0. X gaunam 8. Taip pat galim atlikti šitą veiksmą, šitą lygtį, nedalijant iš 8. Bet mums vis tiek galėsim prie skliaustus išsikelti minus 8 x ir skliausteliuose beliks x minus 8x. Taip, 8x nelieka tenais, tik 8. Bus lygu 0. Taigi, pasižiūrim. Minus 8x bus lygu 0 ir x minus 8 bus lygu 0. Tai x vis tiek bus lygus 0 ir x vis tiek bus lygus 8. Tai yra keli būdai, kaip išspręsti tą patį uždavinį. Toliau turime 7x lygų 1/7 x kvadratu. Ką darysime? Vėl kelsimės į savo narį kažkurį į kitą pusę. Kaip man lengviau būtų, tai keltis šitą narį vieną pusę. Taip, tai 1/7 x kvadratu minus 7x lygu 0. Tai dabar, ką mums reikia daryti? Tai panaikinti koeficientą esantį prie x kvadrato, nes mums tiesiog tai bus patogiau. Nereikės rašyti trupmenos. Tai ką galime padaryti? Tai padauginti iš 7. Taip, nes mūsų pasinaikins arba padalinti iš 1/7 arba padauginti iš 7. Tai paprasčiausiai dingsta 1/7, o čia minus 7 tampa į minus 49x ir lygu 0. Vėl keliamės bendrą narį prie skliaustus ir prisilyginam 0. X lygus 0 ir x minus 49 bus lygu 0. X bus lygu 49. Toliau keliaukime prie tokios lygties. Vėlgi, mums ką reiktų padaryti, tai padauginti lygtį iš 2 arba padalinti iš 1/2. Tai prie x nebelieka nieko ir prie x kvadrato rašom koeficientą 4, nes 2 kartu yra 4. Taip, lygu 0. Na ir tada prie skliausus išsikeliam minus x. Tai kad mums gauti x, reikės padauginti iš 4x ir minus 1. Taip? Arba galite atvirkščiai. Bet kuriuo atveju gausite tą patį. Taip, tai minus x bus lygus 0 ir 4x minus 1 bus lygu 0. Tai x lygu 0, 4x, laisvą narį persikeliam į kitą pusę, bus lygu 1 ir x bus lygu 1/4. Toliau 6x kvadratu plus 7x. Vėlgi, išsikeliam bendrą narį prieš skliaustus ir skliausteliuose rašom. 6x plus 7 bus lygu 0. X prisilyginam 0, 6x plus 7 taip pat prisilyginam 0. Čia su x viskas aišku, o čia vėl keliam laisvą narį į kitą pusę, 6x minus 7 ir dalinam iš koeficiento esančio prie x. Tai x gausis minus 7/6. Nieko jums daugiau skaičiuoti nereikia, jokiais dešimtainiais skaičiais verstis taip pat nereikia. Toliau, minus 9x lygu 4x kvadratu. Vėlgi,
man paprašiau keltis -9x į kitą pusę, tai aš ir rašau 4x kvadratu plus 9x bus lygu 0. Vėlgi išsikeliam bendrą narį prie skliausus. X skliausteliuose 4x plus 9 bus lygu 0. X lygu 0 ir 4x plus 9 lygu 0. Vėlgi, laisvą narį keliam į kitą pusę, 4x lygu -9 ir padalinam iš 4, iš koeficiento esančio šalia x. -9 ketvirtosios. Taip, jums paprasčiausiai parašyti tokią lygtį. Taip, nieko skaičiuoti nereikia, tik -9 ketvirtosios. Ir gaunat -2 sveiki, 1 ketvirtoji. Toliau pereikime prie lygčių x kvadratu minus a kvadratu. Tai dabar pradėsime nuo tokios lygties x kvadratu minus 1/9. Tai dabar mums reikia užsirašyti 1/9 kvadratų. Tai dabar pasižiūrėkime, kieno kvadratas yra vienetas. Vienetas pakelta kvadratu bus vienetas. Taip, tai rašom vienetą. Kieno kvadratas yra 9. 3. 3 kart 3 bus 9. Rašom apačioje 3 ir keliam šitą tropmeną kvadratu. Taip, tai užsirašym labai paprastai ir toliau mūsų lygtis sako, kad mes užsirašysim ją taip. X minus 1/3 ir x plus 1/3 lygu 0. Na ir galime tada išsireikšti, kad x minus 1/3 bus lygu 0 ir x plus 1/3 bus lygu 0. Tai x bus lygu 1/3 ir x bus lygus minus 1/3. Toliau keliaukime, turim labai panašią lygtį. Taip, vėlgi ieškosime kvadrato. Tai dabar jau žinom, kad vieneto kvadratas yra vienetas ir 5 kvadratas yra 25. Tai atimam šaknį, užsirašom čia 5, keliam kvadratu ir lygu 0. Toliau užsirašom. Vėlgi, išsiskaidom y minus 1/5 kart y plus 1/5 lygu 0. Tai y minus 1/5 prisilyginam 0, y plus 1/5 prisilyginam 0 ir y bus lygu 1/5, y bus lygu minus 1/5. Tik nepamirškite minusų. Toliau, ką darysime šioje vietoje? Vėlgi, dalinsime savo lygtį iš koeficiento esančio šalia x. Taip, iš minus 2 dalinam. Tai prie x nebelieka nieko ir 50 tampa į 25. Vėlgi išsiskaidom x minus 5, x plus 5. Prisilyginam kiekvienus skliaustelius 0. Ir štai gaunam atsakymą. Taip, x minus 5 lygu 0, x lygu 5 ir x plus 5 lygu 0, x lygu minus 5. Vėlgi, užsirašom šitą lygtį, susikeliam viską į vieną pusę. Tai 1/9 x kvadratu minus 9. Tai dabar, kad būtų mums lengviau, padalinsim prie x prie x esančio koeficiento. Tai dalinam iš 1/9 arba dauginam iš 9. Tai prie x liks vienetas ir minus 9 versija minus 81. Tai prisilyginam 0, x minus 9, x plus 9 lygu 0. X minus 9 lygu 0, x plus 9 lygu 0. Keliam į kitą pusę. Ir gaunam, kad x bus lygu 9 ir x bus lygu minus 9. Taip. Ir toliau. Minus 1/2 y kvadratu. Vėlgi,
padalinsim iš minus 1/2 arba padauginsim iš minus 2. Taip, aš dauginu iš minus 2. Vėlgi, gaunu prie y vienetą, o kitoj pusėje gaunu minus 2 kart minus 2 bus 4. Keliamės 4 į kitą pusę, taip, ir gaunu y minus 2 ir y plus 2 lygu 0. Y lygu, prisilyginti 0 dar reikia kiekvienos klaus, taip, y minus 2 bus lygu 0 ir y plus 2 bus lygu 0. Keliam į kitą pusę dvejetą, gaunu, kad y lygu 2 ir y lygu minus 2. Toliau, minus 25x kvadratu plus 81. Dabar kol kas mes niekaip nesugebėtumėm padalinti, padauginti, kad gautųsi tokie apvalų skaičiai. Tai paprasčiausiai, ką mes darysime, trauksim šaknį iš to koeficiento šalia x. Tai mūsų dabar atveju minus 25x galim sukeisti su 81 vietomis, kad būtų patogiau suprasti. 81 minus 25x kvadratu lygu 0, arba tiesiog galim padalinti iš minus 1 ir tada gausis, gal aš taip ir padarysiu. Padalinsiu iš minus 1 arba padauginsit iš minus 1, jūsų reikšmės nepakeis ir tada prie x pasinaikins minusas ir atsiras jis prie 81. Taip, na ir ką darysim? Dabar su visu x rašysim skliaustelius, taip? Tai 5x minus 9 kart 5x plus 9 bus lygu 0. Tai vėlgi, dabar prisilyginam. 5x minus 9 bus lygu 0 ir 5x plus 9 bus lygu 0. Taip, tai užsirašom. 5x lygu 9 ir 5x lygu minus 9. Padalinam abi pusės iš 5, gaunam trupmeną 9/5 arba minus 9/5. Štai ir sprendimo pabaiga. Toliau darysime tą patį. Vėl galim keltis, pavyzdžiui, šitą į kitą pusę, tada gausim 9x kvadratu minus 25 bus lygu 0 ir vėl 3x minus 5, 3x plus 5 bus lygu 0. Prisilyginam kiekvienus skliaustelius 0. Ir gaunam 3x mums reikia pridėti abiejose pusėse po 5, o čia atimti. Tai 3x lygu minus 5. Na ir abi pusės reikia padalinti iš 3, nes 3 yra koeficientas prie x, tai paprasčiausiai gaunam 5/3. Taip, nu va. Ir tada dar pasižiūrėsim 3 tokius trumpus uždavinukus. Pagal brėžinio duomenis sudarė ir išsprendė lygtį, raskite stačiakampio kraštinių ilgius. S stačiakampio plotas. Tai dabar mes žinom, kad stačiakampio plotas yra skaičiuojamas viena kraštinė, taip, man taip, kaip čia pažymėjus, viena kraštinė kart kita kraštinė. Tai mes matom, kad mūsų viena kraštinė yra x, o kita kraštinė yra 2x. Tai reiškia, kad mūsų visas plotas yra 2x kvadratu. Tai vietoj s įsistatom plotą, turim 50 lygu 2x kvadratu. Na ir sprendžiam. 2x kvadratu, persikeliam 50 į kitą pusę, minus 50 bus lygu 0. Padalinam savo lygtį iš 2, gaunam x kvadratu minus 25 ir vėl išsiskaidom savo lygtį. Taip. Gaunam, kad mūsų x
bus lygu 5 arba x bus lygu minus 5. Minus 5 netinka, nes mūsų kraštinė niekada nebus neigiama, todėl mūsų viena kraštinė bus lygu 5, kita kraštinė bus lygu 2 kart 5, tai bus 10 cm. Taip, toliau turime tokią lygtį. 12 skliausteliuose x minus pusė lygu 4x minus 34. Pirmiausia, ką mums reikia daryti, tai skliaustelius atsiskliaus. 12 kart x bus 12x, 12 kart pusė bus minus 6 lygu 4x minus 34. Ką darom? Dabar x keliamės į vieną pusę ir laisvus narius keliam į kitą pusę. Taip, tai 12 bus 12x minus 4x, kitoj pusėj minus 34x plus 6. 12x minus 4x bus 8x ir kitoje pusėje gausime minus 28. Minus 28, taip. Na ir dalinam savo lygtį iš 8 ir gaunam x lygu minus 28 aštuntosios ir daugiau nieko nereikia daryti, nebent mokate, tai rašote minus 3 sveiki, 4 aštuntosios, minus 3 sveiki, 1 antroji. Taip, čia yra iš paprastųjų lygčių. Toliau pasižiūrim šitą lygtį, ką mums reikės daryti, tai pirmiausia, mes pasinaikinam šitą penketą. Taip, tai mes visą savo lygtį dauginam iš 5. Tai reiškia, šitą padauginam iš 5, kas gausis 8x minus 16 lygu, štai šitą padauginam iš 5, tai bus 1x 4/5 kart 5 ir plus čia padauginam iš 5, 0,6 kart 5 bus 3x, o 1 sveikas 4/5 bus lygu 5 plus 4. Taip, taikom tokį dėsnį, 1 plus 4/5 kart 5 bus lygu 1 kart 5 plus 4/5 kart 5. 5 susiprasna, lieka tik 4. Tai lygu 8x minus 16 lygu, kiek 5 plus 4, 9 plus 3x. Tai vėlgi, x į vieną pusę, laisvus narius į kitą pusę. Tai gaunam 8x minus 3 lygu 9 plus 16. 8x minus 3x bus lygu 5x, kitoje pusėje gauname 25 ir x bus lygu 25 dalinti 5, 5. Taip, tai dar kartelį primenu, kad jums pasikartojimui yra surašytos formulės vadovėlio 100 puslapį, taip apibendriname skyrelyje, ir vadovėlio 110. Taip, 2 puslapiai, iš kurių jums reikia pasikartoti lygtis. Vienur yra paprastos lygtys, kitur yra sudėtingesnės lygtys, kas yra kvadratinės lygtys ir panašiai. Taip, dar kartelį linkiu sėkmės ruošiantis kontroliniai ir iki susitikimo.